Koks tas arba saldainis? O, blėt. Nu, labą vakarą, bitmanai, bitmanės. Nu, ko čia reiktų pradėti šį vakar kalbėti? O, pasakysiu tiesiai šviesiai. Naujienų jokių nebus šį vakar. Šį vakar, blemba, noriu pasiguost, kai kūrų atšventėm gimtadienį gerai. Kai pripisam klynus, ble. O Jezu, galo kaip skaudėjat, jūs neįsivaizduojat. Nu, limonadą išgėriau kokias 5 tonas, matyt, per savaitę. Jo. Rijau, į buratiną visokį, ten ananasinių visokių limonadų prigėriau. Laiku daugiau tiek nebegersiu, jum nepatariu. Gal žinot, kas čia šį vakar per šventę tokį, kažkoks gelavin, sako, reikia visus gazdyti, aš jį pabandžiau pagazdyti, bet man nichuje kūro nepasisekė, jau čia neįsigandot, ne? Aišku, neįsigandot, aš irgi neįsigandau, ble. Ko čia bijos? Sako, reikia kažkokį elnę kulčių turėtų, kalakutą, kieno čia, aš irgi turiu kalakutą, kulčių. Hui, čia kalakutą, ble, vištas kažkokį kulčius, tai netink. Iš vis, ble, ko čia nusišneku, taigi per kalėdas reikia kalakutą kulčių turėti, čia dabar per gelaviną nereik, maliūgų reik turėti, daug įmėtytis, toks. Ble, kas per šventę, jūs man galit pasakyti? Amerikons kūro sugalvoja, čia bureka be rydams, ble, tai dabar čia visi lietuviai turim durniuotą, ne? Paskui Amerikoną subinę lakstyt kūro. Aš tai siūlau nešvest tokį švenčių. Hui, čia nešventė, ble, čia reik rytoj eit ant kapų kūro, melstis, ble, už mirusius, už jų dušas, už sielas visas. Ko žinau, už beleką ten reik melstis, kad tik tais jie ramiai ten gyventų su kirminukais, su slekiukais, su kurmiais, visais, gerai joms ten šilta ką būtų, o čia dabar reik gazdyti visus, Amerikonų gerai, ble, prigazdžiu nahui tą vieną vakarą, kitą vakarą jau pusę lavonų vėl naujų jį, gali eit vėl švęsti, kūro pederastai negaliu, ble. O, aš pabandysiu gal šį vakarą atsakyti jūsų klausimus, čia turim jau nemažai susikaupusių klausimukų, seniai bebuvau užėjęs, nes jau tiek limonadą pririjau per gimtadienį, tai aikštų pekno. Klausims būtų šį vakar toks pirmas, kiesaks, 1994, čia matyt gimimo metai tiesaka yra. Tiesaks, 1994. Dėl ko BTM visiškai apleidusi anime kategorijos filmukus? Durnius kūruonu. Tik kur mes apleidė, niko, ir ta anime kategorija. Tik o nichuja ten nededam nieką. Kad ten tu pažiūrėsi, da kažkas, kažko nesisiunč tos animės pas mum. Bet manį, nežinau, gal vaikų mažų nedaug jie, kokią biesą. Matysim, gal ateityje pagerisim tą kategoriją, reiks ten įdėti vieną kitą kokį filmuką. Andrys, Z. Daug tu Z su pistų kūro užpisa, blėt. Kam tiek Z rašytų, man gali pasakyti, Man parašyk į forumą, kam tau tiek daug Z, Klausims jau būtų toks. Antras klausimas, kada Kivi pradės garsinti naują Simpsonų seriją? Ne, sezoną, čia jis klaus, kada sezoną visą pradės Kivi garsit. Ble, tu Kivi paklaus, ko tu manęs klausi dabar, ko aš žinau. Nors žinau, iš tikrųjų galėčiau pasakyti. Pradės garsit tada, kai pradės. Tada į pradės garsit. Ir lauk dabar, kada pradės. Eugenijus 39. Gers klausims, kodėl pasivadinai kalbančią galvą, o ne kalbančią kiaulę? Šitku. Kurai, ne tavo reikals, atsakysiu į viskas. Sekantis klausimuks. Audifans, čia matyti audinių, mašinos, kur sukas ratai, da jom kartai sukas tokių audinių, tų kaimietiškų mašinų tas fans matyti. Sveiki, labai būtų įdomu sužinoti, kiek metų kalbančiai galvai, nes balsas juokingai ir netgi kaip pagyvenusią žmogaus skamba. 1000 metų man, supranti, audifanai, 1000 metų kalbančiai galvai jį. Todėl taip juokingai skambi, kalb, kaip pagyvenęs koks žmogus. Iš vis, aš tai ne žmogus, nežinau, kaip žmogus gali kalbėti taip juokingai, man tai dzimblė. Dar vieną klausimą atsakysiu, kitaka, kaip čia, kitaka.
Kitaka, jie, čia matyt kaimynė, blėt, kitaka, jie, nežinau, kaip ten tale kirčiuot, blėt, bet o taip, kitaka. Ar bus kalbančios galvos daugiau giminių, ar tik vienas personažas? Nu, reiksi bus, o gal ir nebus, kas čia žino, jeigu prisitratysim, gal ir bus da tų giminių. Bus matyt. O, dar vienas toks klaus, Dimiksas. Dimiks. Čia matyt nuo dviračio kokią triratuką tie, kur buvo Dimiksai kažkokie, arba Miksai, nežinau, kažkas panašaus. Nu, va, dabar sako taip, 10 labiausiai nusipelniusių žmonių Bitmanijos labui pono kalbančio galvos nuomonė. Nu, mano nuomonė, aš pasilaikysiu savo, man atrodo, ten taip visiems aišku, kas ten yra labiausiai nusipelnė, va, tau taip pasakysiu. Nekišk nosies ten, kur šuo pipeliuką savo nekišk. Nu, eisim toliau žiūrėti. Dar vienas, va. Bjaurus pasivadinęs narys, Niku bjaurus, nu tai bjaurus, kada į Seimą įsiklaus. Tai jeigu tu mane pasiūlysi tą Seimą, tai gal nueisiu pasivaikščiot, kas nors ten pažiūrėti, kaip laikas Kubilius, kaip ką. O, sekantis, o kaip tik įklaus. Tautis 94 klaus, ką manai apie Kubilių? Kubilas yra gerai. Ypač jeigu Kubilė eina įsimaudyti žiemą, iššokį į vandenį, pliuškau, tik tas vieną šoną, kitą šoną numaudai, labai gerai Kubilas. Tai va, sekantis klausimas, į sekantį nebeatsakinėsiu, tingiu, blėt. Atsiboda, žinokite, klausimai be ryšė. Jūs man geriau atsakykit, atsakykit, o jūs man į tą klausimą. Kodėl tą šventę pavadina Gelavynų kažkokio, aš niekaip nesuprantu. Kas jis per Gelavins, nu? Kas jis toks hiperfons, blėt, kad amerikonai pavadina Gelavynų, va man. Suraskit kur nors Google'e, kokią biesą, blėt, parašykit man atsakymą į Bitmaniją, nueikit, adresą priminsiu, www.bitmanija.net, nueikit į forumą, forumas, žodžiu, slešas kitaip, fleimas, ir ten rasit tokią temą, kalbanti galva atsaka. Tai dabar jūs man ten atsakykit, kodėl pavadinta ta šventė į Gelavynų, blėt, aš niekaip nesuprantu. Kur galėjo kokiu Jonu ar Antanu pakabyti, nu. Pakabyti. Kur jį pakabyti, blėt, pavadyti, nepakabyti, visą tas limonas man per akis bėga nusišnegu. Gerai, kitą kartą apie kokias naujienas papasakosiu Bitmanis, kai biškai atsigausiu limonado, kai išvemsiu visą jau, nu, nes bet tu tiesiog, nu, nėra su kuo galvoti, tingiu galvoti. Gerai, Bitmanai, Bitmanės, visokie partizanai, partizanės, atetam kartu iki susimatymą.